Kuo džiaugiamės, kad susirenka nemažai žmonių, kad jie gražiai laukia. Iš tikrųjų, pirmieji pasimatymai trukdavo vos kelias minutės, dabar ilgiau, todėl kad jie ateina anksčiau ir mes jau pradedam daryti tokį mažą renginėlį. Ir mįslės, ir eilėraščiai, ir linkėjimai, ir visi kiti dalykai. Kiek išdalinot knygų šiemet? Virš 100 knygų tikrai išdalinom, o kokia tąsa? Kągi kiekvienas tame aklame pasimatyme pasirinko. Todėl įdedam bendrą nuotrauką visų į Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Facebooko paskyrą ir tada kviečiame, kai jau išsitrauks iš po kalėdų eglės pirmą kalėdų rytą, nufotografuoti, kokią knygą jie išsitraukė. Aš tai sakau, toks burtas būna, argi ne? Juk visada būna burtai. Kokiai amžiaus grupiai šiuo metu išdalinot knygas? Labai įvairiai. Iš tikrųjų, atskiros knygos skirtos mažiesiems skaitytojams, tikrai mažiesiems skaitytojams, o visos kitos jau paprastai jos neturi tokio amžiaus. Suaugęs žmogus arba vyresnis jaunuolis tikrai gali skaityti tas knygas pačios įvairiausios. Tikrai labai ne vieną knygą žiūrėjau, kai pakavo mūsų kolegos ir savanoriai bibliotekos. Oi, kiek ten buvo knygų, kurias norėčiau iš karto perskaityti. Kokių autorių, ar lietuvių, ir užsieniečių? Ir lietuvių, ir užsieniečių, ir alytiškių. Tikrai pačios įvairiausios knygos. Jos pas mus irgi pakliuvo visaip. Vienas dovanoja skaitytojai. Tikrai atsirado labai geras dalykas, kai nurašytas knygas bibliotekos dabar turi teisę dovanoti skaitytojams. Tai tas gražiasias tokias tikrai dar ne visai suskaitytas, mes jas visas imame ir dovanojame mūsų skaitytojams. Jūs dalinate ne tik prieš Kalėdas, kad artimiausia kita data, gal galima... Oi, nėra tokių datų. Stebuklai vyksta tada, kada datos iš anksto nenumatytos. Nenorime, kad tai taptų tokia, atėjau, paėmiau, man kažkas kažką davė. Tai čia ypatingai kalėdinis dalykas yra toks dalymosi dalykas, ne? Nes tikrai nėra žmonių piktų, tikrai nėra puolančių duok man, o ne visi ir dar spėjo gal paimti tą knygelę. Manau, kad svarbiausia tai, ką ne visada gali paimti ir paliesti ranką. Ačiū.